Klausau. Alio, Paulius. Alio. Zdarova. Sveikas. Ką tu? Nieko, teliką žiūriu. Patinka Justė tau, kaip supratau, ne? Nu taip. Jeigu taip nevinioti vatą. Supranti, esmė kokia. Man nelabai patinka, kad tau jinai patinka. Nu ir kas man dabar daryti? Nu, tai kažkaip mažinti norus gal reikia biški. O, čia kad nereikia. Kas? Girdi, man atrodo, kad reikia. Jas, ko čia kalba? Nu, su jos bachūru. Kad ji neturi. Nu, tai čia tau taip atrodo, kad jinai neturi. Jeigu jinai neturėtų, aš to neskambinčiau. Kaip tau atrodo? Logiškai. Taigi bernas esi gali mąstyti logiškai. Nu, galiu. Ar tu ne bachūras? Bachūras. Nu, tai turėtum ir suprasti namioką, kurie dėl ko aš tau skambinu irgi. Nu, tai kad man atrodo, kad jis nedraugauja, nes aš nedraugauju. Ką turiu omeny draugystę? Jeigu tu čia, žinai, ledų pavalgyti, tai nereiškia, kad tu draugauji. Jo, prie ko čia ledų? Nu, tai ką tu nori pasakyti? Jei gali duoti tą patį, ką aš galiu. Nu, tai ką norės, tą pasirinks, ne? Tai pasirinka mane. Tu kaip mažas vaikas, tu supranti, kad jos šeima iš mano babkių gyvena. Nesuprantu, neįdomu man, kaip sudrasti šią babkę. O kas tau įdomu? Kad tu galvytėjai paglosti plaukus, pašukavai ir viskas tu galvoji, ne? Jo, jos, ko čia kalba? Aš tu dar kartą kartoju, su jos vyru. Neturi tokia. Nu, tu nesupranti. Skirtumas tarp manęs ir tavęs amžiaus, ar žinai, koks yra? Nežinau. 15 metų. Nu ir? Ir tu supranti, kad mano požiūris nuo tavo į ją skiriasi, ar ne? Ne. Tau vienodai šviečia, aš kaip suprantu, ne? Tu tą savo gitarinę meilės susiruošęs čia daryti ir viskas, ne? Iš kur čia mano numerį gavai? Iš jos telefono. Tai kur tu dabar būni? Atvažiavęs prie jos namų, su jinai va šalia su manęs sėdi. Kur čia Rokiškai? Nu, kaip tu galvoji? Tai kad ji ne Rokiškai būna. Nu, kaip tu galvoji? Kad ji ne Rokiškai būna, ką tu čia man trini dabar? Kas? Girdi, ramiai, Žora. Kur tu dabar esi? Koks skirtumas, kur aš esu? Aš noriu atvažiuoti, pasikalbėti su tavim. Aš nenoriu. Koks skirtumas, koks sudėtuos, ką aš čia važiuoti kalbėti dabar? Tau nereikės niekur važiuoti. Kur tu myžį bata čia? Aš žinau, kur jis gyvena. Žora, ramiai. Aš žinau, kur jis Niekas gyvena. nemyža, neturi susidarimo ko kalbėti. Nesąmonės kalbi. Prie jos namo atvažiavęs būna su ja, jos net nebūna namie. Ką tu čia man trini dabar? A tu kažkas, tu esi pasimetęs, aš nesuprantu. Koks pasimetęs? Nu tai ko tu dabar čia bijai? Ko bijau, ko man sensas tik? Nu aš noriu pakalbėti, man labai sudėtinga telefonu, kai aš rožos nematau. A ne? Ar tu gali? Ne, galiu, aš neturiu laiką tokiam žaidimui. O ką, tu žiūri televizorių, gal užsiėmęs labai? Jo, užsiėmęs. Ar multikus žiūri? Užsiėmęs. Filmukus pažiūrėsi paskui, Jo, kai gulėt galėsi ilgai. Jo, filmukų žiūriu. Nu, kraujukai įsisiosi, va tada multikus galėsi gulėti, žiūrėti visą dieną. Aš jau galiu seni dabar, ne? Žakočiu. Nu, tai galima suprasti. Nu, va, supratingas esi, bet kad mano skambučio esmės ir nesupranti vis dar, ne? Na, tai čia mane taip nori atbaidyti dabar, ne? Aš nenoriu tavęs atbaidyti, aš noriu tau paaiškinti, kad tu logiškai suprastum, kad ne tau čia yra skirtas, supranti? Kad būtent mano. Kad čia yra užmesta akis jau seniai ir man neįdomu, kas čia yra, su kuo, ką. Aš greit galiu išsiaiškinti. Prašau, bandyk. Tu supranti, kad kai grįš iš Vokietijos, kad aš čia pasitiksiu. Pažiūrėsiu. Ar tu ją čia planuoji pasitikti? Tai gal tada ir pasimatysim, gal nori prieš tai pasimatyti iš pradžių? Tai galėsim susitikti. O tu dabar nenori? Aš galiu dabar atvažiuoti. Ne, tai man ir to, kad dabar susitikti. Ar tau žinučių meilės užtenka nuo jos? Prie pačių žinučių. Vade, važiuojam dabar. Girdi, Žora, aš tau pasakiau, tylėt. Kur tu esi? Dar reikia ką pasakyti. Ką? Dar kai ką reikėjo, dar reikia ką pasakyti. Pauliukai, kur esi? Koks skirtumas, kad aš esu? Tu, kaip suprantu, bijai tu man į akis pažiūrėti, ar kas yra? Tikrai nebijau. 23 metai, turėtum būti jau toks normalus bachūras. Nu ir kas? Nu, 23 metai. bet Daug žinai žiūri. ar tu supranti, kad man sužinot, kur tu gyveni, pagal tavo pavardę, tai lygiai taip pat nesudėtinga. Man tai nesvarbu, tu gali sužinot, ko nori. Bet ar tu supranti, kad svetimą bobą čiešinė, ar ne? Nes
svetima, jis tam net nebūna, tai čia šitas Paulius gali šiuo dabar, ne? Koks tu skirtumas dabar, jeigu tu nenori pasimatyti su manim? Tai tu čia klausinėjai. Koks man tolkas tam pasimatyti dabar? Ašgi nesiruošiu su tavim atvažiuoti kepsais pažaisti. Ko padaryti? Nesuprasi, tu mažas dar. Kaip? Mažas dar, sakau, nesuprasi. Mažas. Nu, nebe labai mažas. Nu ką, galvoju, 23 metai tai jau viskas, ne? Tai prie ko čia tai metai dabar? Tu net univero nepabaigęs dar. Ko tokio? Savo mokymo įstaigos. Koks pabaigęs? Nu, tai jau. Nu. Ir be darbo. Nu tai ką tu jai duosi, paaiškink man. Nu, koks tas skirtumas? Nu ką tu į gyvenime gali suteikti? Nieko. Skolas tik tai, ne? Čia jos reikalas, jį ką nori tą pasirenka. O tu supranti, kad su vienus mylim... Jeigu nenori, tai turėtum suprastą, jeigu dar balsėsi. Ko čia reiškia nenori? Per ausis duosi ir norės? Ir net sugebi. A girdi, Pauliau, kur esi? Koks tau skirtumas, kur aš esu? Nu, aš noriu atvažiuoti, pakalbėti. Aš nenoriu pasimatyti, ką man reikia kalbėti, neturiu su ko kalbėti. Turėsiu su ko kalbėti, tave labas. trukdo radijas Studijas FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Bandėm išvesti tave iš kantrybės, bet sunkiai Kantrus tu bičias, labas. Labas. Justina užregistravo tave ir visą informaciją supasakojo, kad žodžiu, pats supranti, ką turi ir su kuo draugauji. Tai va tiek, tik tai mes norėjom palinkėti gero vakaro tau. Dėkui. Ačiū tau, iki. Iki. Čia. Drąsus vyrukas, ar ne labai taip? Nu tai ką daryti, kas belieka? Kad ir bijau, kad jeigu atvažiuotų, žinai, žorą. Ne, nu tau pasakytų, tave taip paskambintų, dabar tu draugauji tenai, žinai, kad išvažiavo Liubov Markov ir kažkas čia skambina. Ką tu pasakytum? Žorą. Sakyčiau, važiuok čia su virtuviniu peiliu ir palaukčiau aš jo. Tik kas, o paradystai, kas, ateini čia, na. Naujas sezonas gatvės šokių studijos Skills jau startavo. Hip-hop, house, popping, breakdance, freestyle, solo latino pamokos pačiame Vilniaus centre. Išbandyk nemokamai. Daugiau informacijos ir registracija www.pradėkšokti.lt.